Sveiki mokslo entuziastai. Šiandien pasinersime į energetikos pasaulį, o tiksliau susipažinsime su tais, kurie užtikrina sklandų jo veikimą – techninės priežiūros skyriumi. Šie žmonės dirba tyliai ir kantriai, kad mūsų namai ir įmonės būtų aprūpinti saugia ir patikima elektros energija. Jie tarsi nematomi scenos darbininkai, užtikrinantis, kad viskas vyktų sklandžiai, net jei mes ir nematome viso jų darbo. Pagalvokite apie visus dalykus, kurie priklauso nuo elektros energijos – šviesos, kompiuteriai, šaldytuvai ir net mūsų išmanieji telefonai. Be nuolatinio ir saugaus energijos tiekimo, mūsų modernus pasaulis sustotų. Būtent čia ir pasirodo techninės priežiūros skyrius. Jie užtikrina, kad elektros tinklas veiktų maksimaliu efektyvumu, o bet kokios galimos problemos būtų nustatytos ir išspręstos, kol jos netaptų rimtais gedimais. Šie atsidavę profesionalai yra atsakingi už daugybę užduočių, nuo įprastinės priežiūros iki avarinių remontų. Jie lipa elektros stulpais, tikrina įrangą ir šalina bet kokius gedimus, kurie galėtų sutrikdyti mūsų prieigą prie elektros energijos. Jų darbas yra būtinas, kad galėtume gyventi savo kasdienį gyvenimą negalvodami apie elektros tiekimo sutrikimus. Tad kitą kartą, kai įjungsite šviesą ar įkrausite telefoną, prisiminkite apie sunkų ir atsakingą techninės priežiūros skyriaus darbą. Jie yra tie, kurie visą tai padaro įmanoma. Taigi, kągi konkrečiai veikia techninės priežiūros skyrius? Viena iš pagrindinių jų funkcijų – išduoti leidimus bet kokiems su elektros tinklu susijusiems darbams. Tai gali būti bet kas. Nuo naujų elektros linijų tiesimo iki naujo pastato prijungimo prie esamo tinklo. Peržiūrėdamas planus ir išduodamas leidimus, skyrius užtikrina, kad visi darbai būtų atliekami saugiai ir laikantis griežtų taisyklių. Tačiau jų darbas tuo nesibaigia. Techninės priežiūros skyrius taip pat tyria nelaimingus atsitikimus ar incidentus susijusius su elektros tinklu. Įsivaizduokite, kad medis užkrenta ant elektros linijos arba sugenda įranga. Skyrius bus įvykio vietoje, aiškinsis, kas atsitiko ir kaip išvengti panašių incidentų ateityje. Tai tarsi būti energetikos detektyvu. Žinoma, kalbant apie techninės priežiūros skyrių, negalima nepaminėti ir patikrinimų. Šie atsidavę profesionalai reguliariai tikrina elektrinės, pastotės ir kitus energetikos objektus, siekdami užtikrinti, kad viskas veiktų tinkamai. Jie tikrina, ar nėra susidėvėjimo, galimų pavojų ir kitų problemų, galinčių sukelti elektros energijos tiekimo sutrikimus ar saugos problemas. Kruopščiai tikrindamas leidimus, tirdamas nelaimingus atsitikimus ir reguliariai vykdydamas patikrinimus, techninės priežiūros skyrius atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant mūsų energetikos infrastruktūros saugumą ir patikimumą. Jie yra nematomi elektros tinklo sargai, nenuilstamai dirbantis, kad energija tekėtų be sutrikimų. Kalbėjome apie techninės priežiūros skyriaus vaidmenį užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams. Bet kas nutinka, kai vis dėlto kažkas atsitinka? Tuomet pradedamos rašyti saugos ataskaitos. Skyrius kruopščiai dokumentuoja visus incidentus ar pavojingas situacijas, analizuodamas jų priežastis ir nustatydamas sritis, kurias reikia tobulinti. Šios ataskaitos yra labai svarbios, norint pasimokyti iš praeities klaidų ir užkirsti kelią panašiems nelaimėms ateityje. Tačiau saugumas tai ne tik reagavimas į problemas, bet ir aktyvus mūsų energijos tiekimo kokybės užtikrinimas. Būtent todėl techninės priežiūros skyrius yra atsakingas už energijos kokybės kontrolę. Jie stebi elektros tinklą, užtikrindami, kad įtampa ir dažnis išliktų saugiose ir priimtiniuose ribose. Tai gali skambėti techniškai, tačiau tai būtina norint apsaugoti mūsų elektroninius prietaisus nuo sugadinimo ir užtikrinti bendrą elektros tinklo stabilumą. Įsivaizduokite, kad elektros tinklas yra greitkelis. Techninės priežiūros skyrius būtų atsakingas ir už eismo kontrolę, ir už kelių priežiūrą. Jie užtikrina sklandų ir saugų energijos srautą, rūpindamiesi, kad viskas veiktų kaip gerai suteptas mechanizmas. Jų atsidavimas saugumui ir kokybės kontroliai suteikia mums ramybę, nes žinome, kad mūsų energijos tiekimas yra patikimose rankose. Įsivaizduokite karštą vasaros dieną, kai visi įjungia savo kondicionierius arba šaltą žiemos naktį, kai elektriniai šildytuvai dirba visų pajėgumų.
Šie didžiausio energijos suvartojimo laikotarpiai kelia didelę naštą elektros tinklui. Laimiai techninės priežiūros skyrius tam yra pasiruošęs. Jie valdo energijos rezervus, užtikrindami, kad būtų pakankamai energijos net ir esant didžiausiam poreikiui. Bet kas nutinka ištikus tikrai ekstremaliai situacijai, pavyzdžiui, stichiniai nelaimiai ar dideliam elektros energijos tiekimo sutrikimui? Techninės priežiūros skyrius pradeda veikti nedelsdamas, nenuilstamai dirbdamas, kad kuo greičiau ir saugiau atkurtų elektros tiekimą. Jie yra energetikos pasaulio greitosios pagalbos medikai, dažnai dirbantis ilgas valandas sudėtingomis sąlygomis, kad vėl įsižiebtų šviesą. Jų gebėjimas valdyti energijos rezervus ir reaguoti į ekstremalias situacijas užtikrina, kad turėtume patikimą energijos tiekimą net ir susidūrę su nenumatytais įvykiais. Jie yra tylūs elektros tinklo sargai, visada pasiruošę reaguoti į bet kokius iššūkius. Energetikos pasaulis yra pilnas taisyklių ir reglamentų ir nebe reikalo. Būtina turėti aiškias gaires, skirtas apsaugoti ir žmones, ir aplinką. Techninės priežiūros skyrius atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant, kad visa su energija susijusi veikla atitiktų šiuos reglamentus. Jie glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybinėmis agentūromis ir reguliavimo institucijomis, teikdami techninės žinias ir užtikrindami, kad visa veikla atitiktų nustatytus saugos ir aplinkos apsaugos standartus. Tai gali apimti leidimų peržiūrą, auditų atlikimą ar nedalyvavimą teisminiuose procesuose, susijusiuose su energetikos reglamentais. Įsivaizduokite juos kaip energetikos pasaulio teisėjus, užtikrinančius, kad visi laikytųsi taisyklių. Jų įsipareigojimas laikytis teisės aktų padeda sukurti sąžiningą ir skaidrų energetikos sektorių, kuriame saugumas ir aplinkos apsauga yra svarbiausi prioritetai. Techninės priežiūros skyrius nedirba izoliuotai. Jie supranta, kad norint užtikrinti saugų ir patikimą energijos tiekimą, reikia bendradarbiauti ir megzti partnerystės ryšius. Jie glaudžiai bendradarbiauja su kitais savo organizacijos padaliniais, taip pat su išoriniais suinteresuotaisiais subjektais, kad galėtų dalytis informaciją, koordinuoti veiklą ir siekti bendrų tikslų. Pavyzdžiui, jie gali bendradarbiauti su inžinerijos komandomis, projektuodami naujas elektrinės ar perdavimo linijas, arba dirbti su aplinkosaugos ekspertais, kad sumažintų energetikos infrastruktūros poveikį aplinkiniai ekosistemai. Jie taip pat bendrauja su vietos bendruomenėmis, teikdami informaciją apie energetikos projektus ir spręsdami visus klausimus, kurie gali kilti gyventojams. Toks bendradarbiavimų grindžiamas požiūris užtikrina, kad visi vienodai suprastų situaciją ir kartu siektų geriausių rezultatų energetikos sektoriui ir bendruomenėms, kurioms jis tarnauja. Bet kurioje srityje pasitikėjimas yra labai svarbus ir energetikos sektorius nėra išimtis. Techninės priežiūros skyrius supranta skaidrumo ir atskaitomybės svarbą, stiprinant visuomenės pasitikėjimą. Štai kodėl jie labai daug dėmesio skiria dokumentacijai. Jie kruopščiai fiksuoja savo veiklą, nuo įprastinių patikrinimų iki reagavimo į ekstremalias situacijas. Šie įrašai yra vertingas informacijos šaltinis, įrodantis, kad darbas atliekamas saugiai ir atsakingai. Jie taip pat suteikia visuomeniai prieigą prie šios informacijos, leisdami visiems sužinoti daugiau apie energetikos sektorių ir priemonės, kurių imamasi siekiant užtikrinti jo saugumą ir patikimumą. Toks įsipareigojimas užtikrinti dokumentacijos tvarkymą ir skaidrumą padeda stiprinti pasitikėjimą tarp energetikos sektoriaus ir visuomenės. Tai rodo, kad techninės priežiūros skyrius yra įsipareigojęs veikti atsakingai ir skaidriai, visada teikdamas pirmenybę saugumui ir viešajam interesui.